Praeityje būstų buvo mažiau, negu norinčių juos įsigyti. Žmonės nebesiverčia per galvą, kad įsigytų pirmą pasitar namą. Pirkėjai išrankesni, o būstą parduodantys žmonės į situaciją priversti pažvelgti kūrybiškiau. Paskutinis šių metų ketvirtis buvo toks kaip ir pokyčių ketvirtis. Rinka po truputį pereina nuo pardavėjo į pirkėjo, tai vadinama pirkėjo rinka, kada pirkėjas turi daugiau galimybių dėrėtis, daugiau galimybių išsirinkti ir galiausiai nusipirkti savo tinkamą būstą. Ateityje pasiūla būsto tikrai didės, ypač didžiuosiuose Lietuvos miestuose, ir nusipirkti kuo toliau, tuo turėtų būti gyventojams paprasčiau. Pirkėjai natūralu, kad yra išrankesni, nes rinka, kaip minėjau, po truputį pereina į pirkėją ir pirkėjas gavęs į rankas tokias kaip ir dėrybų vadeles, rinkimuose vadeles, gali rinktis, gali dėrėtis dėl būto ir jam nebūtina, tai buvo prieš porą metų ieškoti informacijos apie naujai statomus būstus, bėgti, rezervuoti būtą, net nemačius, kaip jisai atrodo, kokia įmonė statys, tiesiog iš brėžinių, iš vizualizacijų. Interneto vartotojų jau pažįstama vilniečių pora nusprendė savo būto pardavimui skirti kiek daugiau dėmesio nei įprasta. Jie atsisakė nekilnojamojo turto įmonių paslaugų ir savo būto populiarinimo kampanijos ėmėsi patys. Įkūrė šiam reikalui skirtą svetainę internete bei nufilmavo šmaikštų vaizdo klipą. Sveiki! Mes parduodame savo labai gerą būtą. Ir norime jį parduoti be tarpininkų ir ne bet kam. Mes esame virtuvė, kurioje jums parduosime kartu su visais baldais ir buitinė technika. Per kelias savaitės nuotaikingą vaizdo klipą internete peržiūrėjo tūkstančiai žmonių. Daugelių naršytojų tai buvo tik pokštas dienai praskaidrinti. Visgi nekilnojamojo turto specialistai pripažįsta, kad filmuko kūrėjai originalumu juos tikrai pralenkė. Kada projektas stambus, yra pakankamai daug būtų ir įgyvendinimo laikas yra, to projekto pardavimo laikas yra pakankamai ilgas, tada investuojami pinigai į reklamą. Kiekvienam atskiram pavieniui objektui, šiuo atveju būtui, sukurti filmuką tiesiog neleidžia kaštai, nes tai neatsipirktų nekilnojamo turto bendrovė. Jeigu kalbėt apie jūsų minėtą videoklipą, tai yra tikrai išskirtinis, kol kas turbūt pirmasis toksai pristatymas objekto Lietuvoje. Jisai natūralu sulaukia daug dėmesio ir manau, kad jisai yra sėkmingas, nes būtent reklamos tikslas ir yra patraukti klientų dėmesį ir šaunu, džiugu, bet ar prognozuoti, kad ir linkėti visiems pardavėjams kurti tokius klipus, sunku pasakyti, nes dėmesys tikrai traukia, bet ar bus rezultatas, parodys laikas. Puikų stelažą, į kurį telpa daugybė knygų, taip pat paliekame ir kitus šio kambario privalumus. Man pirtelėje labai smagu, ji išgydo nuo visų laikų, drybsau sau nuogutis ant lentų, o paskui šaltą upę lendu. Išradingoji vilniečių pora kviečia virtualiai pakeliauti po jų parduodamą butą. Kelis kartus spusteli pelės klavišą ir stebi virtuvėje, svetainėje ar miegamajame juokus krečiančius buto šeimininkus. Miegamasis yra ne tik erdvus, tačiau pro langą yra puikus vaizdas. Beje, šie baldai nėra daugi, jeigu pageidausite, mes jos galėsime jums palikti. Idėja įgyvendinti šio būsto pardavėjams kainavo kelis šimtus litų. Galime tik paspėlioti, kiek pinigėlių nubirėtų nekilnojamojo turto įmoniai, jei į buto pardavimą įsiveltų tarpininkai.
kokius 3 motorolerius talpinti? Pajamos gautas už būstą bus visas, tarkim, jo. Tai nekilnojamo turto bendrovės gauna tik tai tam tikrą procentą, kuris šiuo metu rinkoje svyruoja 3-4% nuo būsto vertės ir už tuos pinigus tikrai neišeina sukurti atskiro videoklipo kiekvienam parduodamam objektų. Įdėti paprastą skelbimą į laikraštį 2 eilučių nebeužtenka tam, kad parduot būstą. Visgi jį reikia pristatyti, vien nuotraukas patalpinti kažkokiai lankomai svetainėje, tai tą gali padaryti nekilnojamo turto bendrovės. Tas procentas žmonių, kurie kreipiasi, įsivaizduoja, kad augo ir dabar yra tikrai daugiau negu pusė. Pagrindinis laidos